Skaičiau Bibliją, o ją, žinot, netaip jau lengva skaityti. Ir štai užtikau tokią eilutę. Atsidėk viešam rašto skaitimui, pamokslavimui ir mokymui. Tai iš Pauliaus laiško Timotiejui, jaunam ganytojui. Paulius jam pasakoja, kaip išlaikyti šios bažnyčios bendruomenės susidomėjimą raštu. Šiaip suprantu, ką reiškia pamokslauti iš Biblijos, ką reiškia iš jos mokyti, irgi numanau. Bet ką reiškia kartu skaityti raštą? Ar man jis turėtų rūpėti? Kodėl Pauliui jis šitoks svarbus? Žinok, Paulius jį laikė tikrai reikšminga Dievo tautos veikla. Prisimink Sinajaus kalną, prie kurio izraeliečiai atsidūrė ką tik išvaduoti iš Egipto. Jie jau nebe vergai, jiems reikia naujos tapatybės ir naujo pasakojimo, kuriuo gyventų. Tad Mozė surenka tautą draugėn ir jai balsiai skaito raštus. Jis primena tautai, iš kur jie atėjo, kas jie yra ir naują ateitį, į kurią jie yra kviečiama. Tai buvo pirmasis viešas rašto skaitimas Biblijoje. Bet ne paskutinis, kai tauta galiausiai įžengė į naują žemę, jie vėl skaitė raštą. Jozuė surinko tautą ir visi klausėsi garsiai skaitomų raštų, kad atsimintų, iš kur jie kilę ir kaip turėtų gyventi būdami šio naujo pasakojimo dalyviai. Ar tai jie darydavo nuolat? Tiesą sakant, ne. Po Jozuės mirties nebėra pasakojimų apie tautą susirinkusią klausytis Dievo žodžio. Ilgainiui tauta pamiršo savo istoriją. Užaugo ištisa karta, kuri nepažinojo savo Dievo ir nežinojo, ką jis dėl jų padarė. Bet po kelių amžių karalius vardu Jošijas iš naujo atrado raštus. Jis taip užsidegė, kad pakvietė Izraelį vėl pradėti skaityti raštą drauge. Tai įžiebė atsinaujinimo sąjūdį, bet tauta vėl viską pamiršo ir atsidūrė tremtyje. Štai todėl iš tremties sugrįžę Ezra ir Nehemijas turėjo priminti tautiečiams, kas jie yra ir kaip turi gyventi. Galinga patirtis. Taip, rašto skaitimas drauge tapo žydų gyvenimo širdimi. Jį skaitydavo kiekvieną savaitę susirinkę sinagogoje. Pats Jėzus dalyvaudavo tokiame skaitime. Net ir savo misiją pradėjo per kassavaitinį raštų skaitimą. Jis paskaitė iš Izaijo ritinio ir visiems pareiškė, kad tie žodžiai yra apie jį. Taip grįžtame prie ankstyvosios bažnyčios, kurioje Paulius Timotiejui liepė išlaikyti šį paprotį, panardinantį visą bendruomenę į raštų pasakojimą. Puiku, bet štai kas, anais laikais dauguma žmonių nemokėjo skaityti, todėl reikėjo tai daryti viešai, o aš galiu Bibliją skaityti pats. Žinoma, būtinai ją skaityk, tačiau nenuvertink šio senovinio papročio galios. Skaityti Bibliją vienam gali būti sunku. Kartais akimojo išsiblaškai, bet kai balsų skaitomo Dievo žodžio klausaisi draugė su kitais, nutinka kai kas ypatinga. Tarp kitko, tai visai lengva. Niekam nebūtina nei pamokslauti, nei mokyti, tiesiog tai reikia klausytis raštų ir aptarti, ką girdėjai. Kaip tik tai Dievo tauta visada darydavo, žengdama į naujus nežinomus laikus. Viešai skaitydama raštus, ji prisimena savo istoriją ir tapatybę.